Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ei, projektas, nedaryk to. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Mato 4:07. Jėzus jam atsakė, taip pat parašyta, negundyk viešpaties, savo Dievo. Mato 5:21. Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. Mato 5:34. O aš jums sakau, iš viso neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas. Mato 5:35. Nei žemė, nes jį jo pakojis, nei Jeruzalė, nes jį didžiojo karaliaus miestas. Mato 5:39. O aš jums sakau, nesipriešinkite piktam, bet jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Mato 5:42. Prašančiam duok ir nuo norinčių iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Mato 6:02. Todėl, duodamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatve, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Mato 6:05. Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Mato 6:07. Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys, jie mano būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Mato 6:08. Nebūkite panašus į juos, nes jūsų tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant jo.